Nusiteikęs galimybėms. Birželio 9 dieną, šiandien, vyksta tiksli didžiosios ir mažosios laimės jungtis arba bučinys. Taigi susitinka Venera su Jupiteriu. Ši jungtis iš tiesų jau yra jaučiama nuo birželio 3 dienos ir truks iki birželio 16 dienos, bet šį vakarą be 1:23 valandą įvyks tiksli jungtis. Socialinėje erdvėje iš tiesų jau garsiai eskaluojama pati geriausia, gausiausia, stebuklingiausia diena. Bet ar tikrai? Aš visuomet kalbu apie sąmoningumą. Daugiau gylio, daugiau prasmės. Tai yra stebuklinga diena ir labai svarbi. Tiksliau, periodas, ne viena diena. Jeigu asmeniniame horoskope, asmeniniame brėžinyje yra didžiosios ir mažosios laimės harmoningas aspektas, tai yra jungtis arba astrologai supras, tai yra trigonas, sekstilis, arba tiesiog paprastam žmogui tai yra tiesiog harmoningas, sėkmingas, lemtingas aspektas. Tai aš asmeniškai turiu tokį. Bet ar tu turi tokį? Tai jei turi, jei būtent šiuo periodu nuo tavo asmeninės Veneros ir Jupiterio, nuo tos jungties yra kokie nors aspektai su asmeninėmis planetomis, jei liečia asmeninės planetas, tik tuomet tau tai yra pati stebuklingiausia diena ar periodas. Nes, o gal tarp Veneros, Jupiterio arba tiesiog šios planetos pas tave yra neharmoningos. O kas tada? Nes iš tiesų turint harmoningus aspektus, tai rodo galimybės gyvenime. Daug lengviau realizuoti save tiek meilėje, tiek finansuose. Tai yra savotiškai dovana, tai yra nuopelnai praėjusio gyvenimo. Ir žmogui dėl to pavydėti nereikia. O jeigu yra įtampos asmeninėme brėžinyje, tai bausmė? Sakyčiau, ne. Tik žmogui reikia labiau pasistengti. Reikia įgyti patirtį tiek realizuojant save meilėje, tiek realizuojant save finansuose. Ir tai žmogų skatina evoliucionuoti, augti, o nemėgautis tuo, kas duota iš prigimties. Na, bet kokiu atveju, be abejonės, jei noriu pritraukti gausą, meilę gyvenime, meiliai paprasčiausiai ant kairės rankos tiesiog nupieškite raudoną spalvą, širdelę. Ar ne? Ant kairės rankos riešo tinka ir pirštai, nebūtinai ant riešo. Meiliai paprasčiausias simbolis. Širdelė. Raudona spalva. Jei norite pritraukti gausą, pinigus, rašykite mums jau žinomą begalybės ženklą, žalia spalva. Taip. Tai toks kaip aštuonetas, sakykime, žalia spalva gausai ir pinigams. Na, bet aš kaip ir miniu, kad vis dėlto ne visiems bus atviros galimybės. Tai yra savotiškai, kadangi tai vyksta beje ši jungtis Vėžio ženkle, Jupiterio padėtis čia yra stipri, Veneros padėtis yra neutrali.
Bet tai Jupiteris jaučia savo paskutinį pasispardymą šiame ženkle, nes dar šį mėnesį, paskutinę birželio dieną, birželio 30 dieną, Jupiteris jau visiems metams pereis į liūto ženklą. Tai mes galime jau apibendrinti procesus susijusius su šeima, su namais, su nekilnojamųjų turtu, su pasąmonės reikalais ir kaip mums čia sekėsi. Ir toji jungtis beje dabar, sakyčiau, gal ir nukreipia daugiau sieti savo norus, tikslus, svajones su namais, su jausmais, šeima, tėvais, pabūti kartu, daugiau laiko praleisti kartu ir harmonizuoti santykius, galbūt pagalvoti apie naujus namus, tiek ir dėl įsigijimo, savotiškai, sakyčiau, pasispardymas paskutinės savaitės planuoti tokius dalykus, bet įspėju, kad jau mažiau nei po savaitės pradedame jausti retrogradinį Merkurijų, kuris tiksliai pajudės retrogradiškai jau birželio 29 dieną. Vadinasi, nuo birželio 29 dienos jau nerekomenduoju pirkti nekilnojamojo turto ir ne tik. Tai, bet ne apie tai šiandien. Dar vienas dalykas, kodėl aš rekomenduoju nepasiduoti tam triukšmui išorėje, kai sakoma, oi, jeigu šiandien kažko nespėsi, čia nepasvajosi, nepagalvosi, nepasinaudosi ta stebuklinga diena, tai jau viskas, labai daug prarasi. Tai noriu įspėti, kad jau birželio 14 dieną jau įsijungs Veneros įtampa, labai stiprus ir labai sunkus aspektas su Plutono planeta. Ir tai byloja apie nesėkmes finansuose, meilėje, apie netektis, apie praradimus. Tai be abejonės reikia galvoti pozityviai, tačiau suvokime, kad visi stebuklai prasideda vis dėlto nuo asmeninio brėžinio ir todėl svarbu pažinti savo asmeninės planetas, įtaką jūsų gyvenimui, jūsų horoskopui, jūsų meilės ar finansų reikalams. Ir tie tokie bendri dalykai ir lieka bendrais dalykais, nes danguje ir žemėje tas pats. Vadinasi, sėkmę, galimybės lydi ir nesėkmės, ir paklydimai, ir nuopoliai, ir praradimai. Taigi, iki pat birželio 22 dienos veiks Veneros ir Plutono įtampa ir čia jau susidursime su tokiais sudėtingesniais dalykais. Taip, tuo pačiu jau veikia ir dar veiks iki birželio 14 dienos. Šiandien matome džiaugsmą, sakykime, ar ne, bučinys Veneros ir Jupiterio, bet tuo pačiu Merkurijus su Saturnu yra tikslioje, savotiškai rytoj bus tiksli, iš tiesų ryte įtampa, tai ji lemia ir skurdžią vaizduotę, ir tokį ribotą mąstymą, ir pesimizmą, ir tokį laukimą nesėkmių, tokį rūpinimąsi viskuo. Taip, kad siūlau tikrai sąmoningai žvelgti į visą, kas vyksta danguje ir žemėje. Tuo labiau, kad mėnulis Avine nuo šiandien ir dar kelias dienas, tai atima kantrybę, taip, moko kantrybės, ypač keliuose, nes Uranas dvyniuose su stipriomis įtampomis, su karminiais mazgais dabar taip pat kuria tokias netikėtas situacijas, spūstis keliuose ir visa tai jau yra ženklai apie artėjantį retrogradinio Merkurijaus periodą.